Na, kon jūs konduktorė, sveiki gyvi. Šiandien 32 kelionės diena ir šiandien mes važiausiam su vienu pavojingiausių ir vienu ilgiausių traukinių pasaulyje. 700 km iš Nuodubiaus į Zuaretą. Nieks nežino, kiek tas traukinys ten užtruks. Apie 20 valandų. Ir dar vienas dalykas. Nėra normalaus traukiniaus tvarkaraščiaus. Traukinys turėtų atvažiuoti apie 3 valandą. Dabar jau ir pos 5 vakar traukiniaus dar nėra. Aš iš tikrųjų dabar tik einu iki stoties ir aš taip galvoju, kad nėra to traukiniaus. Bet traukiniaus ilgis yra apie 3 kilometrus. Tai manau jau būčiau pamatęs 8 traukinių, jeigu Unsa būtų atvažiavęs. Tai mes dabar važiuosiam tiesiog su tuščiu traukiniu. Tušti bus vagoną. O tas traukinys šiaip veš geležies rūdą. Tai ton geležies rūdą Unsa atveš iš Zuareto čia į Nuodubį, kraun į laivus, išplukdėjom kažkur. Ir kadangi tas traukinys leikt tušts, tai gali nemokama važiuoti atgal į geležies rūdos kasyklą. Tai to traukiniu labai daug žmonių naudojas, tiesiog kaip transport priemonė, nereik mokėti pinigų už važiavimą. Tai išvesti ten bus apie 200 vagonų ir iš tų 200 vagonų ir tik ta vienas keleivinis. Tai ten dažniausiai gal vaiką, moteris susėd, o visi kiti šok į krovininius vagonus. Tai dažniausiai, jeigu kas nors važiuojant tau traukinį taip dėl pramogos, tai daugiausiai žmonių tiesiog nuvažiuojant ten į ton galutinį stotelį ir grįžinės su pilnu traukiniu. Nes, aišku, pilnu traukiniu važiuoti įdomiau. O aš padarysiu biškį mundriau. Aš važiuosiu su tuščiu, pasikrausiam geležies rūdos ir grįšiam su pilnu. O tokį kelionį žodau turėti. Turėtų būti tragedija. O, žiūrėk, tapki. Atvažiavo traukinys. Kaip tik atvažiavo. Ar Uns išvažiavo jau? Išvažiavo, nespėjau. Ai ne, čia kažkoks kits traukinys nuvažiavo, ne man. Kaip išsigundau. Nes dabar vis dėlto atėjau dar iki stoties. Ir žiūriu, kad čia dar daug žmonių laukia. Ką palengvėjai. Traukinys turėtų važiuoti 3 valandą. Po 7. Panašu, kad dar apie valandą reikės laukti. Iš Patvoriaus šiukšlių prisirinkau. Paralon kažkaip radau. Bus minkščiau atsisėsti. Gal ir atsigolti kažkiek. Traukinys jau virš 4 valandų vėluoja. Jau tu jau saulė nusileis. Jau 6 valandas vėliau traukinys. Wow. Kažkaip nesąmonė.
Žodžiu. Užsiropščiau čia jau ant vagoną. Įsimečiau daiktus šitą. Atrodo kažkaip tiek. Tai kažkaip tiek ir važiausiam. Laikrodis rodo 10 valandą jau. 10 valandą. Dar nepajudėjom. Vis dar lauku. Pajudėjom. Kaip išsigundau, wow. Dabar tylė gal po biškį važiuojam. Tu jau jočka pradės čia barškėti. Žodžiu, be akinių nuo saulės beveik neįmanoma yra pabūti. Šiaurė, posta į akis, visas dulkis. Garsas nėra, kad būtų labai didelis, visai pakenčiams. Tik ta karts nuo kartų te būtų Tiesiog užsimečiau pledą ant vėsas avis, nes žiaurė daug. Tai kimarinda batukio palapinė. Kon tik sustojom kažkokiam miesteliui. Lip dar po biškių žmonių. Kažin pas Monsi lips kas nors ar ne. Visą naktį šmeigojau. Oh my god. Dabar kažkokio stotį, man atrodo, jau sustosiam. Nes labai lėta pradėjau važiuoti. Pirmą kartą matau, kaip viskas atrodo švejus paros metu. Šiaip kelionė tai visiška tragiška. Tokios baisios kelionės nesuturės nikodas gyvenime.
daukas čia išlipinė, to stotelė. Nu kaip daukas? Kaip 20% žmonių jos čia išlipa. Toks mažas miestėlis čia išves molinę namą. Žodžiu, man visą naktį buvau tiesiog susisokus į kokoną. Taip, užsimečiau tom pledą ir visišką vėsą naktį. Nes kitaip neįmanom. Turi būti apsigaubis. Gal esam sustojant greit kažkom suvalgysiu, nes kaip važiuoju, neįmanom. Beveik neįmanom. kad atvažiavom. Ką pasikeitė vaizdėlis. Iškart kalna kasyklos. Žodžiu, visi jau išliepa, bet aš važiuoju dar biškį toliau iki pat kasyklų. Ir ten turėsiu iššokti išvažiuojant iš traukiniaus. Aišku, važiuos labaleta, bet reikės iš judančiaus traukiniaus išliepti, kad neįvažiuoti į kasyklos teritoriją. Ten kiek apleistų lokomotyvų.
Traukinys nesustoja ten, kur aš norėjau. Mes dabar važiuojam teisę į Geležies Rūdos kasyklą, kas ir labai negera. Nes čia už miestą bus apie 20 kilometrų. Prasimečiau baisę. Reikės išlėpti visiško dykumo. Wow. Man reikėjo išlėpti anksčiau to stotį. Time to shine. Turėjau iššokti daug anksčiau. Pliam. Bet vos neįvažiavau į teritoriją. Nesunta tiem prasideda jau teritorija ir stop ženklą. Vos spėjau. Nežinau, tu jau įsijungsiu mapsus, pažiūrėsiu, kiek kilometrų esu nuo miestą ir galvosiu, ką daryti. Зорин. Jėgoj Зорин? Iki miestą apie 20 km lieka. Eina savo. Nu bandys tranzauti gal. Čia kažkaip darbininką gal važinės iš to karjerą. Gal kažkas sustos. Tokia šitą vietą išlipau. Von tą tiem prasideda jau tos kasyklos. Šitą kapą atrodo mauritaniški numerį. Radau vienas čia pamestas. Rim. Mauritanijos vėliau. Hello, who is Zora? Shukran. Oh, I came by train. Ah, you come by train? Ah, Yeah, I missed the stop. No problem, no problem. Where are you from? Lithuania. Lithuania? Ah. Lithuania قاعد جاي على الطريق وقاعد What's the price? Okay, thank you very much. This is kiss. Okay. Good. Safe. Thank you. Nu ir dainėlė. Žodžiu, sustoji mašiną labai greit, darbuotoja tiesiog ten iš tos kasyklos sustoji, paveži iki pat viešbučiaus, važiaudams, spėjau susirasti kažkokį viešbutį, sako, kur tau reikia, grina tep išlėmus kažkoks atsiradau viešbutį, sakau, čia,
Sustojom, jokios rezervacijas nepasidariau, nes per booking čia net nerodo to viešbučiaus. Nu, tipo viešbučiaus. Atvariau, įdujus pabarškinau, įleid. Sumokėjau 1200, tai jau sužinosim, kiek tas ir. Ai, nu tai žodžiu, apie 28 eurų sumokėjau. 28 euriukai už viešbutį, pavežėjams, nemokams. Praleidau tiesiog ten stoti. Mes sustojom miestą stoti, nu ne miestą stoti, ten mums sustojo kokį 10-15 km iki miesto. Ir aš to iki mintį turėjau, mačiau kažkiek youtuberį važiavau ir paskiau iššok prie pat miestą. Bet šį kartą neįbiškai nesulėtėjai prie pat miestą, aš tik prie kasyklos sugebėjau iššokti. Ir tai vos į teritoriją nepatekau, o ten sargybų stovėjai, nu būt vien raga maniai. Tai jo. Toks akėms su tuščiu baseinu. Esu beveik garantuots, kad aš esu vienas pats. Čia išvies dabar ton Zoerat, kur atvažiavau, čia kokiai 3 gal viešbučiai ir tokį bizabrazija čia yra. Asfaltuot jau aš tik tą Veino gatvį. Teliks šitą pasmonis. Gal veiks, kam tas akmuo. Žodžiu, teliks, čia man toks asalions gali priimti žmonės. Čia šitą mano mėgamasis. Eina savo, man atrodo, kad čia nėra pakeist patalinį. Nu, kaip ir neniušiam. Bet neatrodo švari. Kas čia? Na šiaip nesmėrt, bet nežinau. Man atrodo, bus mėgojama. Man atrodo, su drabužės reiks mėgoti. Tuliks. Skanaus valgantiems. Eina savo, kaip nešvaru. Kas čia? Nu, žodžiu, kaip užtracoka, tai šūdus. Gaidžių gaidys. Kad būtų švaru, būtų liuks, bet kada ir tokį netvarką, tai nesąmonė. Aš ten prieš tai tam miestį, kur gyvenau, irgi už tokį pat kainą. Bet ten švaru, tikras viešbutis, ten su sargyba. O čia, kas čia, blem? Kas čia išvies ir kas čia? Galite paaiškinti, kas čia ir to vieto? Dar nelabai taip, kad bus šilts vanduo. Gera, kad rankšluostę savo pasiėmiau. Nusiprausiau. Aišku, šilto vandens nebuvau. Dabar bandau vėl televizorių įjungti. Bet tas jau aš nerodys. Bet aš dabar jungiau telik ir priliečiau ekraną, atsimint ton garsą. Atseit tauris. Kas čia? Kas čia? Žodžiu, šiandien tiek ir nebeišlindau į miestą jau. Tiek nusikaliau po to traukiniaus norės tiesiog gulėti vis lovą. Buvo žinis. Ką pyks, čia Senegal, tave man atrodo. Žodžiu, aš varau miegoti ant savo megstiniaus, o mes sustiksim už kelių sekundžių. Labas.
Labą rytą. Išmeigojom. Čia šitą buvo man viešbutėlis. Hotel Tyris. Tai dabar yra jau 10 valandą ryto. Muniai traukinys apie 12 valandų turbūt. Tai bet aišku, nieks nežino, kad iš tikrųjų bus tas traukinys. Galbūt vėl vėlaus, ten koks 5-7 valandas. Bet gali atvažiuoti ir 12, tai nuo 12 valandos ir geriausia atvaryti. Tai dabar tur 2 valandas. Tik ta, biški čia praeis, nuvarysiu į parduotuvę, nusipirkti vandens, gal da kažko nužvalgyti minimaliai. Ir ieškosiam taksą, katras nuvežtų iki traukinių stoties. Iš tikrųjų nėra viskas vien tik šiukšlyna. Pastebu, kad veitom žmonės tvarkos. Čia irgi dabar ir atvažiavęs sunkvežimis, veš šiukšlis laukan iš didelių aikščių. Tai ir čia kažkoks toks valymo programos. Tvarkos žmonės tikra. Do you have water? Water, no? Britannia. Susiradau taksą. Šitą pavaišant spurgyčių. Taxi drivers. Hi, taxi. What's your name again? Abdulwahab Bulmasa. Oh, so difficult. Hi. Tai tiesiog ėjau gatvė čia pastovė, jeigu gal papypiam. Jeigu roda susidomėjimą važiuoti, tai ir paėm. Tai varau iki traukinių stoties. Gal bus biški per anksti, bet, nu, svarbu radau skonu važiuoti. Mercedes! Why? What automatic? Automatic! Why? Gazwar. تزادت بلاد الكرم. لا اللي ورا دراجات يعني ده راجع ان شاء الله. Greitai ir įsiutė. Taksiors. Iš pradžio buvo draugėlis, ten spurga siūlo. Paskiau sakau, nu tai kiek reiks mokėti? Sak, 5000. Nu, okei, galvoju, 5000, tai iš tikrųjų 500. Ištrauktus 500, tai 500 yra apie 12 eurų. Ne, 5000, sako. Tai jums iš tikrųjų norėjai 5000, kas yra apie 120 eurų. Ne, sakau, nebegarau, kasilį. Tai paskiau dar 200 aš namdamečiau, 700 išves daviau, kas yra, nu, beveik 15 eurų. Bet važiuojate apie 20 km. Iš tikrųjų, čia taip visko labo vaikiška, tik pasėmiau 3 butelkus vandens, snikeris, šiaip labo neįpras, radau snikerį. Galvoju, okei, paimsiu. Ir sausainį pasėmiau, ir viskas. Ir vis daugiau niek nepasėmiau. Turiu kuprinėje dar, iš papreit kart nesuvalgyti. Riešų pačioką vieną, nemažą. Ir 2 tunas karbis yra. Čia už ton ves savo bizabrazijai 3 eurus, tik tas sumokėjau. Kap snikerio spalva. Vis balts kažkoks. Kas tau ir snikeris su tavo spalva? Nu, mažiausiai keistas skonis, sakyčiau. Čia vienas žmogus teik tor prisikrojus kažkaip paraloną. Susimet. Visko į vagoną ir lek. Čia pasirodė iš tų minkštų dalykų, sakė, baldus gamen.
Sofas į sofas arba deda tokius morzins visoks. Panašu, kad mon traukinys. Vau. Bus įdomu, bus įdomu. Šiaip būtent ta geležies rūda tai yra vienas iš pagrindinių Mauritanijos pajamų šaltinių. Nes kiekvieną parą po to šitą kelių kilometrų traukinį išveža. Pardaud. Judesys prasideda. Nepalygins, kokį greičią įsibėgėja tuštis traukinys ir dabar kokį greičių pilnas. Vo tokį šitą greičią įsibėgėja pilnas. Smagumėlis prasideda. Jau tuska pumpanglės. Nice! Koks geras! Ką man patinka? Junta tie net nebesimat priekiausia, on stiep užsisuk ir dar tiep. Jau patink, bet kiek patink. Šiaip jau ganėtinai įsibėgėjo, dulkių visiškai nėra jokių. Tai jeigu tokį greičį tik tai ir važiuosiam, tai viskas bus super. Daug geriau negu tuščių važiuosi. Chill and grill. Čia dabar pro tokį mažą kaimėlį pravažiavom, vaiką susirinkėm, lauk žmonių, mojon, šūkavom, ką fainė. Geras. Čia švies toks kaimėlis, aš nežinau, kiek čia tų trobų. Vaiką susirinkė, geras. Širdėlis nuspaudė biškį. Tai jau panašu, kad traukinys jau savo potencialą parodė. Panašią tokį greičių ir važiausiam. Apie 40 km per valandą greitis.
bokštas. Šiaip galiu pasakyti, kad čia tikrai ir švariau miegoti, negu tam viešbutį, kur buvau praeitą naktį. Čia ir daug švariau. Nėra baisu atsigolti. Šiaip čia ton geležies rūda prieš išvažiuojant apipelt su kažkokiu vundiniu. Tai ant dėl to ir nedolk. Aš čia tam į kampį. Bišk su kojom ten prasidaužiau, tai dabar ten dolk tavėt. O visur kitur visiškai niek, jokį dulkėjim. Aišku, tokio saulės jaučiu paviršius, išdžiūs kažkas. Ir gal pradės dulkėt, nu nežinau. Gal ir ne. Biški pradėt tempti, saulė leidas ir iš tikrųjų kažkokius dolkis pradėjai kėlti. Bet ne tos geležies rudos, bet nuo geležinkeliaus tiesiog dolkis kil. Tai įdomi atrodo, toks baltas dolkis. Saulė nusileido, nebeliek šilumos. Ką įdomi, tuo pusė šveisas smėlis, tuo pusė tamsus. Aš čia susimečiau savo strikį, bet ką apdulkėjai, mano pleds. O, shit. Tai žodžiu, linksmoji dalis baigės, reikia atgolti. Šiaip esam jau visai netoliai, manau per kokius 2 valandas jau atvažiausiam. Žiaurė šalt buvo vis naktį, bet miegojau vis naktį. Bet kars nu kartą atsipūsdavau, taip toks šaltis, brrr. Pakeičiau netgi biškį miegojimą veit. Čia nelaba vies užpūt. Nuvariau kiet post vagonų. Matau, mano akis visiškai juodas. Smagu minas.
dabar norėčiau, tai į lovą ir į dušą. Į švarį lovą ir į švarų dušą. Ir pavalgyti. Pagaliau saulį pakėlė. Atsirado šilumos. Daug smagiau važiuoju dabar. Nu, galiam sakyti, atvažiavom. Lieka kokiai 2 kilometrą tik to. Esam realiai jau mieste. Išvėjęs užtrukom 17 valandų. Dabar ir 9 rytą. Išvažiavom vakar apie 4. Vėsą naktį išmeigojau. Nuo 12 iki pusę 8 beveik. Pasisek. Aišku, su prabudimas, bet išmeigojau. Čia šitą kito pusę gatvės aš mašinų palikau, ten yra toks kempingas. Tai už kempingą prašė 6 000, tai žiūrėsim, ar reikės 600 susimokėti ar 6 000. O bus siurprizų. Viskas, gerbėmieji, kelionė baigta. Čia šitą jau lauk kitą hebrą. Lauk traukiniaus. Išvažiuoju tikėt pos. Ir taksiukų nemaža. Bet mes eisam peškom. Sustojom. Padaryta. Žodžiu, buvau suskara 2 sluoksnės ir pledą dar užsimečiau ant galvos. Vis tiek neįmanom pasislėpti nuo tų dulkių. Tai po 17 valandų kelionės ant geležies rudos traukiniaus atrodo taip. Tur dar biškį vandens bandys nusiprausti, kad nebūtų gėda į kempingą nueiti. Nu va, atrodom biškį panašiau dabar. Dabar jau, manau, galėsime eiti. O, mašina čia kažkur paliks. Užpustyta. Tikiuosi pavyks išvažiuoti. Išvažiuos, aišku. The 600, yes. Good. Thank you. Bye. Pasirodo 600 kainavo. Viskas gerai. Nu, prašau, mažulį užsivesk. No problem.
Nu, kom, bičiuliai, biškai reikia įsibėgėti, man atrodo, kad čia pravažiuoju to nesąmonį. Ai, niek baisaus, viskas gerai. Nesudėtinga buvo. Aš per tokį vėją irgi jau. Aš vo per tokį vėją irgi dabar jau iki parkingą. Žiūrėk, kokia avarija čia kon tik buvo. Eik tu sau. Oi, 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 oi. Tai pas man jau vėlus vakars. Esu viešbutį, pasėmiau viešbutį tom pat, kur kažkad anksčiau buvau 2 naktis čia mėgojus, tai su pusryčiais 30 eurų šiandien gavos. Kaip nusimaudžiau, variau dar pavalgyti ten į ton savo vietinį bakužį, kur buvo prieš tai nuvaris 50 € už ryžių su višta. O dabar aš varau mėgoti. Rytoj varysiam į Mauritanijos sostinę. Tai jeigu pažiūrėti, kaip aš galim, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą, o mes gali būti, kad susitiksam už 2 dienų. Iki.